It's not easy being me. Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm horrid Henry. Na na na, na na nay. The purple hand gang rules okay. Well, it's so easy being me. I'm horrid. Blogiukas Henris. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Kas yra Henry? Kažkas ne taip. O, ne. Tai jau tikrai. Na, ir kągi mes čia turime? Labai juokinga. Ką ruošiesi mums daryti? Reiktų klausti, ne ką ruošiuosi padaryti jums, bet ką padarysiu su šituo. Tu neišdrįsi. Išdrys. Jis teisus, o tu kaip visada klysti. Ir dar kaip išdrįsiu. Blogiukas Henris virsta šlykščiuoju. Fu, šlykštu. Žinai, nesuprantu, kaip jai pavyko visą šią savaitę užbėgti mums purpurinės rankos gaujai už akių. Bėgam. Tikrai, lyg skaitytų mūsų mintis. Net šiurpas nubėgo. Man tai šitą primena. Ką? Šlykščiosios nulinės klasės serija. Taip, ta, kurioje snarglėtoji Barbara ir Fredas Pirdūnas vos nenuskendo keptų pupelių kubile? Ne, ta, kurioje Fredas Pirdūnas ir snarglėtoji Barbara. Žiurkiūkštis išdavikas. Žiurkė, kur? Visai nejuokinga, Ralfai. Argi nepameni kurmio šnipo? Koks dar kurmis? Nagi, Henry, juk žinai, kad visai nemėgstu laukinių gyvūnų. Eime, parodysiu. Tu niekad nepaspruksi iš mano baisiosios tvirtovės, ponia Fredai Pirdūnai. O, pulingoji smarvė. Jis pabėgo. Jis pabėgo. Sprukdamas, Fredas Pirdūnas negalėjo neprisiminti lemtingos dienos, kai pirmą kartą sutiko gaižųjį Robį. Labas rytas, mokiniai, noriu jūsų kai kuo supažindinti. Čia Robis. Mane vadina gaižiuoju Robiu. Susitiksime po pamokų, gaižusis Robi, keliausime iš šlykščiosios nulinės klasės išvyką. Gal nereikėtų jam iš karto atskleisti visų mūsų paslapčių? Snargliuotoji Barbara, juk mes ką tik su juo susipažinome. Na jau, jis toks pat šlykštus kaip ir mes, Fredai Pirdūnai. Tu tik pavydi, nes jo pažastys dvokia bjauriau už tavo pirstelėjimus. Visai ne.
Fu, šlykštu. Aš vis dar didžiausias smirdūnas. Ar čia kas nors yra? Ką? Ką jūs čia darote? Štai apie ką kalbėjau, kai kviečiau tave į mūsų išvyką. Šnipai iš VIMT užėmė gamyklą. VIMT? Taip, slaptoji VLMT, vėplų ir mulkių tarnyba. Jie visai nemoka kurti pavadinimų. Apsisnarglėja Simonas jūsų paslaugoms. Jis kuria dezodorantą, kuris gali pašalinti viską, kas bjauru. Nuo jo prakaitas saldus, o pirstelėjimai kvepia. Mes turime užkirsti jiems kelią. Aš su jumis. Štai čia. Dezodorobotai! Pakliuvome į pinkles. Ai, nedaug trūko. Tai jau tikrai. Pala, o kur Robis? Aš jam nieko nesakiau apie mūsų susitikimą. Taip negražu. Snarglėtai Barbara, Robis yra žiurkiūkštis išdavikas. Ne. Tai kodėl tada dezodorobotai buvo gamykloje, kažkas mus išdavė VIMT? Jūs teisūs. Jis tikrai žiurkiūkštis išdavikas. Matai, Robis išdavikas. Gerai, Robis išdavikas. O kas mums iš to? Eime į purpurinės rankos slėptuvę. Teks surengti susitikimą. Turime kurmį šnipą. O ne, vėl tie kurmiai. Ką tu nori pasakyti, Henry? Noriu pasakyti, kad niūriai Margaretai kažkas išduoda mūsų planus. O kodėl kas nors turėtų tai daryti? Taip, ji gali užkirsti mums kelią. O kas galėtų juos išduoti? Ta ir susirinkom čia įsiaiškinti. Taigi, ar kuris nors iš jūsų kalbėjusi su niūriaja Margaret apie mūsų planus? Tikrai ne. Nežinau. Girdi, Henry, visi tą neigia. Na, Berta sako, kad nežino, bet juk visi suprantame, ką jis išties nori pasakyti. Vadinasi, nei vienas čia nėra žiurkiūkštis išdavikas, ar kurmišnipas, ar koks kitoks laukinis gyvūnas. Ir kągi tu sakai, Ralfai? Ir kągi aš sakau? Taigi, tu puikiai žinai apie visus mūsų planus, ne tuos, apie kuriuos nežino kiti. Ralfai, ar tik nebūsi kurmišnipas? Jis kurmišnipas? Žinoma, kad ne, Alai. Jis tik nusiminęs, nes Henris jį tokiu laiko. Ar tikrai manai, kad jis išdavikas, Henry? Nežinau. Kodėlgi mums to neįsiaiškinus? Sveikas, Ralfai. Sveikas, Henry. Ralfai, klausyk, atsiprašau, kad palaikiau tave kurmiu šnipu. Mes sugalvojame būdą, kaip įrodyti, kad tu toks nesi. Bet aš ne kurmišnipas, Henry. Turėtų manimi tikėti. Na taip, tavimi tikiu, bet vis tiek galime pabandyti. Gerai, tai koks planas? Kaip sekėsi? Man atrodo, jis užkibo. Pasakiau, kad prie mergaičių tualetų vandens bombomis apmėtysime niūrėją Margaretą, o iš tikrųjų pagausime ją prie berniukų tualetų. Aha, jei kuriuos prie mergaičių tualetų vadinasi Ralfas kurmišnipas, o jei prie berniukų nešnipas. Juokų darbas. Nagi, Henry, žinau, kad ruošiesi mane užpulti. Valio, Ralfas neišdavikas. Ir pats tą žinau, Henry. Tai kas tada išdavikas? Kol kas nežinau. Henry, ar pažaisi su manimi? Ne, aš ieškau kurmio šnipo. Žiūrėk, kurmis. Putlusis, putlusis, putlusis Mo. Putliausias kurmis, kurį radau. Ačiū, mažiau, bet aš visai be nuotaikos. Na gerai.
Putlusis, putlusis, putlusis Mo. Eime, putlusis Mo, ridenkis ten. Henri, o kodėl tavo puikusis sekiklis čia? Aš tave matau. Mano puikusis sekiklis. Margareta mane stebėjo puikiuoju sekikliu. Vadinasi, aš pats ir esu gurmišnipas. O ne! Išvertė Rūta Sargūnaitė, įgarsino Henrieta Huridaitė, Vers Media.